Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien Akademijos laidoje pratęsime pradėtą laidų ciklą skirtą garsiam 20-ojo amžiaus krikščionių rašytojui, apologetui ir šiaip įspūdingai asmenybei Klaivui Steipliusui Liujisui. Jis yra gyvas ne tik kaip mes tikime danguje, bet ir savo knygose, kurios ne tik noriai yra skaitomos, bet ir pakartotinai išleidžiamos. Į lietuvių kalbą yra išverstos ir ne vieno leidimo susilaukė Kipšo laiškai, taip pat Didžiosios skyrybos, Kančios problema, Keturios meilės, Stebuklai. Yra taip pat autobiografinės knygos Apstulbintas džiaugsmo ir ištvertas sielvartas, vaikams ir ne tik vaikams skirtos Narnijos kronikos, mokslinės fantastikos trilogija, kuri vadinasi Kosminė trilogija. Galima taip pat pasiskaityti ir apie Liujiso gyvenimą, tai apie Tolkieno ir Liujiso draugystę yra išleista knyga, kuri vadinasi Draugystės dovana. Tačiau tiesiog krikščionybė vis tiek išlieka išskirtinė knyga visame gausiame Klaivo Steipliuso Liujiso literatūrinėme palikime. Ir apie tai, kokia yra šios knygos paslaptis, klausiu dviejų, nesuklysiu pasakęs, didžiausių mano pažįstamo Liujiso ir tiesiog krikščionybės mylėtojų, docento daktaro Katalikų teologijos fakulteto dekano Beno Ulevičiaus ir Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo Kauno arkivyskupijos katechetikos centro direktoriaus, docento daktaro Artūro Lukoševičiaus. Sveiki gyvi. Juos kalbinu aš, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Valdas Mackela. Pirmasis klausimas, kuris man kyla, tai yra, kokia yra šios knygos paslaptis. Rodos išleista jau senokai, bet skaitoma visame pasaulyje, verčiama į daugelį kalbų, pasirodo pakartotiniai leidimai, o autorius buvo netgi ne teologas, net ne kunigas, anglų literatūros specialistas. Lyg tarp kitko, kada Londonas buvo bombarduojamas, radio eteryje skaitęs trumpas paskaitėlės, kurios paskui buvo sudėtos į 3-4 dalis ir vėliau tik tai išleista kaip knyga, kuri vadinasi tiesiog Krikščionybė. Geras klausimas, iš tikrųjų, kame tos knygos paslaptis? Turbūt paslaptis ne viena toje knygoje. Aš pats susidūriau su ja prieš 20 metų ir mane nustebinusi tos knygos dalis ar bruožas buvo jo labai taiklus palyginimai. Liujisas turi šitą gebėjimą paprastais, kasdieniais, buitiniais pavyzdžiais duoti įžvalgą. Palyginimais jisai parodo labai gilias tolimas tiesas. Šmaikšti knyga yra, Liujisas turi humoro jausmą ir nors labai korektiškai ir pagarbiai, bet savo oponentą įsivaizduojamą toje knygoje, jisai kartais parodo ir juokingas jo laikysenas. Šiaip knyga yra tikrai tokia rinkinys krikščionybės tema. Pradeda nuo gana toli, pradeda nuo moralinio dėsnių mumyse ir paskui jisai eina link krikščionybės centro Jėzaus Kristaus ir toliau plėtoja moralę ir kai kurias tikėjimo tiesas apžvelgia. Tai tikrai ta knyga yra viena iš jo tokių perleidžiamų pastoviai iki pat dabar ir lietuviškai ir kitom kalbom perleidžiama knyga yra. Ir tas paslaptis, Benai, kaip tau atrodo, kame dar tenais galėtų būti? Na, iš tiesų, ta knyga ypatinga vien jau todėl, kad Katalikų teologijos fakultete kartais mums tenka susigrumti dėstytojams, kuris turime teisę naudoti šią knygą kaip pavyzdį duoti kaip tekstą studentams, nes kartą atradęs patį Liujisą jau negali sustoti. Ir Liujisas tikrai labai įvairia lypis ir panašu, kad jis dega tą Evangeliją ir ieško jam smagu išmėginti daugybę skirtingų metodų kalbėti apie esminius krikščionybės pasaulėžiūros dalykus. Tai kokiose nors Narnijos kronikose jis kalba per vaikiškąją vaizduotę, Kosminėje trilogijoje per suaugusiojo žmogaus vaizduotę. Yra knygų, kur Liujisas imasi per estetinį įtikinimą, tokį grožio pajautą įtikinti skaitytoją. Na, o ši knyga yra skirta protingam, išsilavinusiam, bet neturinčiam teologijos išsilavinimo skaitytojui. Tai yra protinga, gaivu ir kartu gana paprasta. Ir turbūt gal tai, kad ši knyga gimė iš radio laidų, irgi lemia jos populiarumą, nes radio laidose nelabai gali daug plėtotis, negali rašyti traktatų. Ir tenka trumpai
aiškiai pasakyti 1, 2, 3. Ir štai aš turėjau galimybę pasakyti arba nepasakyti tą esmę, pačią esmę. Tai čia šitoj knygoj ta esmė yra. Aišku, tie skyriai labai skirtingi, mes nesinori turbūt užbėgti prieki, bet taip kalbant bendrai apie knygos įspūdį, tai unikali knyga, protingai ir paprastai, gaiviai, trumpai ir išsamei. Jeigu šitie žodžiai dera kartu, tai čia yra tas bum. Tu gauni tokį užtaisą ir aš ko gero kas metai perskaitau tiesiog krikščionybę. Kasmet bent po kartą. Oho, čia, kaip sakant, tikrai rimtas požiūris, dar nežinau iš to. Aš dar vieną pridėsiu. Mane žavi Liuiso stilius, kur skaitydamas jį matai, kad jam yra smagu apie tai kalbėti. Jis turi tokį skaitai ir matai, kad jam yra grynas malonumas apie tai šnekėti, diskutuoti, ginčytis, argumentuoti. Tas toksai džiaugsmo ir malonumo pojūtis apima skaitant tą knygą ir jisai užkrečia, nes nėra, kaip kartais galime knygą skaitydami, toks įspūdis, kad autorius pavargęs truputį nuo tos temos, ar jisai labai ją gerai žino ir tuoj pat išdėstys ir reikalas bus baigtas. O Liuisas, toks tarsi šnekina skaitytoją ir sudaro įspūdį, kad jam malonu su manim šnekėtis. Na, dar toks paskutinis momentas. Jau dabar teks mums stabdyti, bet aš atsimenu tą tokį įspūdį, paėmus šią knygą, tu randi visas senasias įprastas temas, bet ko gero nei vieną kartą Liuisas nekalba apie jas įprastų būdų. Jis turi tokį originalų kažkokį palyginimą, požiūrio kampą, kuris tu staiga skaitai ir sakai, niekas turbūt geriau nepasakytų. Aš niekad taip net nepagalvojau, kad taip gana paprastai galėtum atskleisti tą esmę. Tai čia tokia viena iš savybių, bet Valdai, o ką tu manai apie šią knygą? Nes mes visi skirtingai susiję su šia knyga. Štai Artūras turbūt buvo vienas iš pirmojo leidimo iniciatorių Lietuvoje. Valdai, tu... To ir norėjau klausti iš tiesų, nes mes su Liuiso kūryba susidūrėm ne Lietuvoje greičiausiai, išvykę studijuoti į užsienį, pastebėjom, kad daugelis amerikiečių, anglų ir kitų tautybės žmonių skaito autorių Clive'ą Staplecą Lewisą, turi jo daugybę knygų ir iš tikrųjų parūpo sužinoti, kasgi tai yra per autorius ir kas yra rašoma tose knygose ir be abejo pasiėmę knygas nebuvo lengva skaityti, aišku, nes vis dėlto tai tokia Oksfordo profesoriaus kalba. Įsimylėjom po truputėlį ir aišku tada kita mintis buvo, kad kaip nors išversti, išleisti lietuviškai ir aš pats esu bandęs fragmentus versti ir vėliau knyga pateko Artūrui į rankas ir jisai ėmėsi rimtai šito reikalo. Tai kaip Artūrai buvo tenai pačioje pradžioje, kaip tu susidūrė apskritai su tiesiog krikščionybė? Tai tu, Valdai, ir papasakojai. Taip ir buvo studijų metu užsienyje. Aš turbūt pirmoji Liuiso knyga ir buvo tiesiog krikščionybė. Ir mane jinai sužavėjo. Tiesiog, kaip sakant, mano tai buvo staigi meilė, ne palaipsniui. Ir aš tiesiog nusprendžiau, kad tą knygą žūtbūt reikia lietuviškai turėti. Taip pat kaip ir tu bandžiau versti fragmentus, bet nepavyko. Ir tada ten įvairiais būdais tą pirmą leidimą šiek tiek ir finansavimo pavyko gauti ir buvo jisai išverstas ta knyga ir išleista Prizmės. Tai taip ir jinai atsirado lietuviškai ir matyt vėliau poreikis buvo, tai perleidžiama ir toliau. Toks būtų, tas trumpas Liuiso. Bet dar norėčiau pridurti, tikrai Liuisas yra daugiau negu tiesiog krikščionybė. Tiesiog krikščionybė yra keista todėl, kad nelabai suprantu, kame tas šedevriškumas jo, bet jisai yra šedevras, jis kaip sakant, nemiršta vis dar ir poreikis jai yra ir po šiai dienai, nors atrodo autorius tikrai daugybės kvalifikacijų neturi, kurių lyg ir reikėtų jam, o gal tai ir yra jo stiprioji pusė, originalumas tame yra. Išduosiu mažą paslaptį, bevažiuojant į laidą, Artūras papasakojo, kad šitą knygą jisai vertė besiruošdamas savo santuokai su dabartinė žmona Aiste. Turbūt tais laikais dar tada, kada nebuvo taip išplėtotas tas pasirengimas santuokos sakramentui, tai jūs turbūt patys su Liuisu pasidarėt savo kaip įvadą į santuokos sakramentą. Mes nevertėm, mes peržiūrėjom galutinį vertimą ir buvo
tikrai daug laiko kartu, nežinau, ar tai atstoja, ar tai būtų galima užskaityti kaip pasirengimą santuokos sakramentui, bet susidūrimo su krikščionybė Liuiso asmenyje šioje knygoje buvo nemažai ir tikrai įdomu buvo, taip, Valdai. O Benai, kaip tu susidūrėjai su Liuiso knyga Tiesiog krikščionybė? Tiesiog neprisimenu, bet esu skaitęs ją anglų kalba ir perskaitęs šitos naujosius vertimus, lietuviškuosius vertimus. Neprisimenu tos dienos. Aš tik kažkas nutiko, kad prisimenu porą įvykių. Vieną, kai pats, būdamas jaunas fakulteto dėstytojas iš savo kišenės, tada nes kažkaip dar nežinojau, kad galima užsisakyti per universiteto biblioteką, pirkau 10 egzempliorių studentam, kad būtų skaitykloje, nes irgi supratau kažkas ypatingo. Tai yra, kaip sako amerikonai, must read, privalai. Jeigu šito neskaitai, kaip tu neskaitai Liuiso maždaug. Ir iš tikrųjų, nepaleidžiu iš rankų. Ir per tiesiog krikščionybę atradau ir kitas Liuiso knygas ir jos visada mane nustebindavo, nes jos visos kalba panašiai, liuisiškai, bet kartu per labai originalų metodą, kaip sako, grožinė Liuiso literatūra labai įdomi, bet turbūt vienoje rankoje turėčiau Ratzingerio krikščionybės įvadą, kitoje Liuisą. Ratzingerio krikščionybės įvadas yra sudėtingesnis teologinis skaitimas, bet čia yra toks protingas ir gana paprastas, bet įdomu rasti nedidelėje knygoje viską nuo A iki Z. Ir manau, kad ir vėlgi viena iš populiarumo paslapčių, kad Liuisas sugeba išvengti tokių labai laikinų pavyzdžių. Jis nesileidžia į detalės, bet jis imasi pačios šaknies ir, čiumpa pačią esmę ir jeigu ją supranti kaip raktas, viskas atsirakina. Visą, ką girdi vėliau ir katekizmą kitaip skaitai. Net ir liturgiją kitaip girdi, net ir teologus. Tai neatsakiau tiesiog į klausimą, neprisimenu tos dienos ir valandos. Galima tiesiog pažvelgti į pačią knygą dabar. Vienas iš tokių klausimų, kuris man kyla, tai pats pavadinimas Tiesiog krikščionybė. Kodėl būtent toksai pasirinktas pavadinimas tarsi būtų ne tiesiog krikščionybė ir be abejo jisai taiko labai įvairiems krikščionims ir skaito jį labai įvairių krikščionybės atšakų atstovai. Pats autorius anglikonas, bet geras katalikų bičiulis, tai skaito ir anglikonai, ir katalikai, ir sekmininkai, ir stačiatikiai skaito. Kaip jam pavyko užčiuopti tą tiesiog krikščionybę, angliškai tą mere Christianity? Jeigu aš galėsiu paskui Benai papildyti, jisai įvedė truputį kalbą apie tai, jisai savo net ir misiją taip apibrėžė, sako, man atrodo, kad mano gyvenimo misija yra kalbėti mano netikinčiam kaimynui, mano netikinčiam artimajam ir sako, aš norėčiau kalbėti apie tos dalykus, kurie yra bendri visiems krikščionims, sąmoningai vengia jisai denominacinių skirtumų ir tą meistriškai padaro. Praktiškai tiesiog krikščionybėje nėra kažko tai netinkamo, kaip sakant, duodam studentam ir nereikia pasakyti, kad štai kreipkite dėmesį, tenai kažkas yra truputį kitaip katalikų teologijoje. Tai jo tikslas buvo toksai, reiškia, tas bendras krikščioniškos temos ir jam tą gana gerai pavyko. Aišku, galima kritikuoti, sakyti, kad yra denominacijų, kurios net ir šitos bendruosius klausimus kitaip, bet jo tikslas nebuvo taip apžvelgti visą krikščionybę, jo tikslas buvo paimti pagrindinesnes denominacijas ir pristatyti jų tikėjimo svarbiausius dalykus, branduolį tikėjimo netikinčiam žmogui. Jisai apeliuoja į netikinčio, protingo žmogaus tokį kritinį mąstymą ir padaro tą, atrodo, gana meistriškai. Kaip savo įvadę pats šitos knygos Liuisas mini, yra esminiai klausimai ir klausimai, kurie išplaukia po to jau yra vėliau mes juos keliame. Pavyzdžiui, koks skirtumas, kiek yra sakramentų, ar 2 ar 7, jeigu mes netikime, jog Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. Tad jis šią knygą vadina tokiu stovėjimu prieš kambaryje, prieš pasirenkant tą denominacinį kambarį. Ir Liuisas nesako, kad yra gerai įstrigti prieš kambarį, mes pašaukti atsidurti svetainėje ir džiaugtis svetainės teikiamais privalumais, tačiau prieš tai mes atsidurime tame koridoriuje, tai kur iš tikrųjų įsitikiname, kad verta toliau žengti, į tikinčiųjų bendruomenę. Ir Liuisas čia taip labai aiškiai ir sako, mano paskirtis yra, mano tikslas čia yra atvesti iki tų durų, atvesti į tą svetainę. Tad tikrai dažnai mes daugybės tokių klausimų, daugybės smulkių ginčių kažkokių teologinių
apsuptyje irgi šią knygą randam kaip tokią atgaivą, nes gražina prie šaltinio, gražina prie esminio A, B, C, ne primityviai, bet protingai ir su cinkeliu, kaip sako žmonės, atskleista. Gal šioje vietoje padarykime mažą pertraukėlę ir po muzikinės pauzės pratęsime labai įdomų pokalbį apie Klaivo Stieplico Liujiso knygą, tiesiog krikščionybė su dviem Liujiso mylėtojais ir populiarintojais Lietuvoje, Artūru Lukoševičium ir Benu Ulevičium. Grįžtame į laidą. Marijos radijo laidoje Akademija kalbamės apie Klaivo Stieplico Liujiso knygą Tiesiog krikščionybė, kurią pakartotinai jau trečią kartą išleidžia Katalikų pasaulio leidinių leidykla. Ir norėtųsi pereiti prie knygos turinio, bet vienas toks dalykas man kyla tiesiog, ar tie argumentai, tokie retorinės gudrybės, kurias Liujisas naudoja savo knygoje, ar tai nėra pasenę dalykai, ar jie vis dar įtikina. Tarkim, vienoje dalyje jisai sako, kad Jėzaus Kristaus dieviškumą galima įrodyti. Tai yra, kad nėra įmanoma, kad Jėzus buvo tiesiog išmintingas mokytojas arba teisingos moralės kalbėjas, nes žmogus, kuris kalbėjo arba leido suprasti, kad yra Dievas, tai jisai galėjo būti arba iš tikrųjų Dievu, arba žinojo, kad nėra Dievas, bet tai tvirtino, arba nesuvokė, kas esas ir dėl to kalbėjo, kad yra Dievas. Ar šių laikų žmogui toks intelektualinis argumentas yra pakankamas, kalbant apie Jėzus Kristaus dieviškumą? Tai klausiu Artūro pirmiausia. Geras klausimas, ar jam pakankamas, kad šį argumentą naudoja ir kiti krikščionys autoriai ir netgi tam jaunimo katekizme, jisai tas praktiškai truputį kitaip, bet tas pats argumentas suformuoluotas yra. Aš sakyčiau, kad šitie argumentai, jie yra validus, jie yra stiprūs argumentai, esminis klausimas yra, kaip juos pateikia. Ir pavyzdžiui, tas, reiškia, Liujiso būdas, aš gal nevadinčiau tai retoriniam gudrybėm, aš sakyčiau, jisai ima stiprius krikščionybės tokius argumentus ir juos pateikia naudodamas labai vaizdingus pavyzdžius iš kasdienio būtinio gyvenimo. Tai čia jau toks metodas, jisai užkalbina tada mano patirtį kasdienę. Ir per ją sugeba parodyti svarbiausius krikščioniškus dalykus. Tai jis tą tikrai naudoja. Čia yra jo gal metodas, tai būt galima pavadinti.
ar tas metodas kalba šiandieniam žmogui, tai sakyčiau, kad knygos perleidimo faktas rodo, kad kalba, nes kitaip nebūtų išpirkti tie tiražai Lietuvoje ir kitose šalyse. Tai manyčiau, kad tikrai taip. Na gerai, tarkime, Liujisas įtikina mus, kad Jėzus Kristus yra įsikūnijęs Dievas, bet iš karto kyla klausimas, o ką tai reiškia mums? Ir kada pagalvoju apie tą dalį, kur jisai kalba apie gerą infekciją arba statulas, kurios atgyja, tai visada prisimenu Beną ir kaip jisai sugeba vaizdingai, dar pridėdamas ir savo pavyzdžių, pateikti šitą Liujiso idėją, kur iš tikrųjų genialiai parodė, kokia yra Kristaus misijos ir Kristaus atpirkimo prasmė. Na, aš manyčiau truputį kitaip apie tuos Liujiso argumentus. Man atrodo, jis ne tai, kad intelektualiai jos pateikė, kaip tik aš įsivaizduočiau tokį labai paprastą žmogų, įsišaknyjusi žemėje, 2 kojom, žemdirbį kokį, kuriam reikia labai konkretaus dalyko. Arba šis variklis veikia, arba ne. Arba 2x2 yra 4 arba ne. Ir Liujisas kažkaip geba sustambinti tuos klausimus iki kelių alternatyvų. Jis niekad neleidžia sustoti taip kaip tik su tokiais retoriniais pastebėjimais, tartum visada klausia, ar tikrai žinai. Ar tai yra tiesa? Iš kur žinai, kad tai yra tiesa? Ir galiausiai tu lieki su keliom tom alternatyvom. Nu, vat Jėzaus Kristaus atveju, kai Valdai minėjai, arba Jėzus Kristus yra beprotis, bet tada negalime sakyti, kad jis tobulas moralinis mokytojas, nes jis tikrai panašus arba į arogantiškai išprotėjusių žmogų, arba į melagį, bet visus tos 3 viename asmenyje matyti labai sunku. Tai Liujisas tartum sako, žinai, tai yra 3 alternatyvos. Vieną iš jų reikia pasirinkti. Dažniausiai nesirinkai krikščionybės, kai pasilieki tokiam dvejojime. Tai matyčiau čia tokią jėgą, aš matyčiau tokį žmogų, kuris iš vis neskaito knygų, bet visada klausia, ar man apsimoka pirkti tokį dalyką ar ne. Tai ir toks labai praktiškas mąstymas. Jei šis žmogus gebėtų, būtų ir raštingas, jis užduotų klausimus apie krikščionybę. Tai labai nepatogus klausimai ir Liujisas nebijo leistis į tuos atsakymus. Ir prisimenu tą paties Liujiso aprašytą istoriją jo knygoje Apstulbintas džiaugsmo. Jis prisimena, kaip jis atrado tokį metodą, tartum, na, vat, jis buvo ar paauglys, ar vaikas, gerai neprisimenu, ir jam teko apsistoti pas savo dėdę, ir dėdė turėjo tokį kalbėjimosi metodą. Šiaip paprastai mes vaikų klausomės jų tarškimo ir nekvestionuojam jų kažkokių teiginių, rimtai nevertinam, bet tas dėdė visada užduodavo klausimą, are you sure? Ar tikrai? O kodėl tu taip manai? Ir Liujisas prisimena, kad jis suglumdavo, nes tai buvo rimti klausimai ir jam tekdavo arba pagrysti savo nuomonę, arba ne. Tai šita knyga persmelkta vat tokio klausimo. Na, o aišku, apie paskutinį skyrių, Valdai, kurį paklausė, kurti ir gimdyti, apie mumise gyvenantį Dievą, aišku, čia negalima papasakot, bet aš čia atpažįstu tą pačią Liujiso knygų dinamiką, jis geba vesti į kulminaciją. Ir paskutinis skyrius taip. Skaitydamas kiekvieną jo eilutę, aš atsimenu, jaučiau, kad man išaudo kamščiai, eina šiurpas per nugarą, nes aš suvokiu, kad tai yra, kaip sakoma, didelis dalykas, labai svarbus ir arba tai yra tiesa, ir jeigu tai yra tiesa, tai mes niekada negalim žaisti krikščionybės. Tai yra gyvenimas iš didžiosios raidės ir štai kas tai yra. Oh my God, kaip sako žmonės, nejaugi tai yra tai. Ir tai, kad tu suvoki, juk apie tai kalbėjo Naujasis testamentas, juk apie tai kalba bažnyčios katekizmas. Tai jis sugeba taip padaryti su tavim, su skaitytoju. Aš dar pridursiu, nekantrauju, klausydamas vėl. Kažkas, vienas iš komentatorių, Liujiso, jis turėjo pakankamai daug ir biografų, ir mylėtojų, kurie jam gyvam esant jo labai domėjosi jo literatūrą ir jo asmeniu. Vienas iš jo komentatorių pavadino jį nuoširdžiausiai atsivertusiu žmogumi. Jis nuoširdžiausiai atsivertęs žmogus, to komentatoriaus požiūriu. Aš dar pridėčiau, reiškia, Liujisas, jo didelė gyvenimo dalis praėjo be Dievo, jis sąmoningai atsiverčia būdamas 30 kelių metų, patiria atsivertimą, ir jo atsivertimas didelė dalimi vyksta tokiam intelektualinėme proto lygmenyje. Ir man atrodo, čia yra labai stipri jo dalis. Štai ką Benas ir sakė, jisai sugeba parodyti tą klausimą, kaip čia pasakius, labai aštriai, taip tokiam stambiu, aštriu planu, ir tada tampa aišku, kad palauk, reikia daryti pasirinkimą, o pasirinkimo nedarimas taip pat būtų pasirinkimas. Ir
toks va tas intelektualinis, aš nežinau, žodis presingas nėra geras žodis, nes Liujisas nepresinguoja, jis nėra toks intelektualinis, kaip čia mums toks peštukas, kuris tave taip kažkaip tai spaustų, bet jis tą padaro labai taip Vesdamas. Gal vesdamas, aš nežinau, man tai tame, kodėl nėra presingo, nes yra džiaugsmas. Jisai tiesiog džiaugiasi, jam malonu su manim šnekėtis ir tiesiog kiekvienas mano prieštaravimas jam duoda galimybę, tarsi atrodytų, geras klausimas, pašnekėkime ir apie tai. Ir paaiškėja, kad mano prieštaravimas tik tai papildomas ginklas jam, jo rankose yra ir jis tą padaro manęs nepažemindamas, o atvirkščiai reiškia, aš dėkoju tiesiog jam už tai. Gerai, čia kalbėjome apie tokius, džiaugsmingus dalykus, kaip ten Dievo pažinimas arba išganimas, bet Liujisas labai daug kalba apie moralę, o konkrečiai jis labai daug kalba apie dorybės. Dalykas, kuris šiais laikais tikrai nėra tarp populiariausių. Kaip sugebėti kalbėti apie dorybės ir nebūti nuobodžiam? Liujisas šioje knygoje apie moralę kalba dviejose vietose skirtingais kampais. Pirmojoje dalyje, ar vadinamoje knygoje, šią tiesiog krikščionybę sudaro 4 vadinamos knygos, tai 4 dalys. Pirmoje dalyje jisai moralę naudoja kaip atspirties tašką pamąstymui, ar yra Dievas, faktiškai trumpai drūtai būtų galima taip sakyti. Ir jisai naudoja tokią gana sudėtingą argumentų sistemą, jeigu ją atidžiai seki, tai galų gale pamatai, kad tikrai mumyse esantis moralės dėsnis yra labai stipri nuoroda, sunkiai atremiama nuoroda į Dievą, asmeninį Dievą, kuris suinteresuotas mūsų moralumu. Tai čia būtų tas Liujiso toks kalbėjimas apie moralę. Ir man vis prisimena Kanto mintis, kad 2 dalykai mane stebina, žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje. Tai štai Liujisas ima tą antrąjį ir rodo jį kaip gana aštrią ir sunkiai nuginčijamą nuorodą į tai, kad yra įstatymų leidėjas ir jisai yra čia pat. Tai būtų vienas. O trečiojoje savo knygoje apie moralumą, ta knyga, jisai perbėga per tokius esminius moralės dalykus, per dorybės, kardinaliasias dorybės, teologinės dorybės. Ir tenais būtų galima sakyti, tuos pagrindinius moralės dalykus apžvelgia gana klasikiniu būdu, bet papildydamas juos neklasikiniais pavyzdžiais ir iliustracijomis. Ir tada staiga esi nustebintas, kaip jis kalba apie viltį. Man labai patikęs yra, reiškia, jo vilties aptarimas. Arba toks vienas iš garsesnių, gal garsiausių skyrių šitoje knygoje yra 8 skyrius 3 dalyje, kuris skirtas puikybei, pavadintas Didžioji nuodėmė. Ir štai prieš laidą mes kalbėdamiesi prisimenam, yra bent keletas tokių žinomų žmonių, kurie atsivertė. Atrodo, kad per tą skyrių, reiškia, jie skaitė ir tam skyriuje vyksta kažkoks tai lūžis. Tai būtų, reiškia, irgi toks puikybės aptarimas, kuris, sukrečia. Dar jeigu minutėlė tais puikybė jisai lygina su saviapgaule. Pavyzdžiui, aš niekad nebuvau atkreipęs dėmesio į tą aspektą. Puikybėje. Man tai be galo įsiminė jo mintis apie tokią saviapgaulę puikybės, kur sakė, kad pati subtiliausia apgaulė puikybės yra ne tada, kada sakai, koks aš nuostabus arba koks aš sugebantis galingas, bet tada, kada sakai, koks aš esu nuolankus. Arba ten tokia mintis vėl, reiškia, jisai sako, jeigu tave labai nervuoja puikybė kituose žmonėse, tai yra tam tikras ženklas, ko gero tavyje jos yra nemažai. Vėl tokie ir, kaip sakant, intelektualiniai ir dvasiniai tokie perliukai, kurie paskui priverčia tikrai susimastyti. Rodos galėtume kalbėti ir kalbėti, laida jau po truputėlį eina į pabaigą, tiesiog norėčiau paklausti, jeigu kas nors jūsų paklaustų, kas yra mėgstamiausia arba vieta, kurią norėtumėt dažnai pacituoti iš tiesiog krikščionybės, kokia vieta tai būtų, Benai? Tai aš ir norėjau įsiterpti su perliukais, nes kai atrandi tą perliuką ir aš pastebiu 10 metų naudoji tą patį, nes geresnio negali rasti. Pavyzdžiui, Liujisas kelia klausimą, o kiek turėtum aukoti, kad būtum iš tikrųjų dosnus ar ne? Ir jis nepasako 10 ar kiek ten procentų, jis sako, jei krikščionis dėl to, kad aukoja, nepatiria jokių nepatogumų, kažkas yra ne taip. Arba kitoj vietoje jis kalba apie, kodėl krikščionis nėra tobuli, nes dažnai netikintis žmogus atrodo ir geresnis, ir dorybingesnis kartais. Ir štai ir vėl toks banalus paprastas pavyzdys, bet jeigu dantų pastos pardavėjai žadėtų, kad valykitės dantis su šią pastą ir jūsų dantis bus balti, tai netiesa, jie meluoja.
jie gali pasakyti, valykitės, naudokit šią dantų pastą ir jūsų dantys taps baltesni nei buvo lygi šiol. Tai daug tokių labai subtilių ir, tobulų pavyzdžių. Artūras irgi kažką rado. Yra keletas tokių vietų, kurias aš šiai dienai naudoju kaip pavyzdžius. Liuiso tai trečiąją savo knygą, Krikščioniškoji moralė, jisai pradeda tokiu sakiniu, kuris, man irgi yra, taip sakant, trenkiantis tiesiog. Yra toks pasakojimas apie mokinuką, kuris paklaustas, kaip įsivaizduoja Dievą, atsakė, jog kiek jam suprantama, Dievas yra toks asmuo, kuris nuolat sukiojasi aplinkui, žiūrėdamas, ar kas neleidžia laiko maloniai, o pamatęs stengiasi tam sukliudyti. Tai mano darbe katechezės srityje ir su studentais aš šitą pavyzdį vis nuolat savo primenu, nes man atrodo, šita iškreipta Dievo samprata yra labai gaji mumyse. Mes kažkaip vis dėlto galvojam, kad Dievas iš mūsų reikalauja tokių dalykų, už kuriuos paskui mes gausim atlygį. Tai yra labai kreivas, neteisingas krikščionybės supratimas. Valdai, o kokie tavo perliukai? Daugybė iš tiesų. Vienas iš tokių, kuriuos cituojame, tai atsakymas žmogui, kuris pasakė, kad kam čia reikalinga ta religija su savo dogmomis ir mokymais, jeigu gali tiesiog atsistoti prie jūros ar dykumoje tiesiog ir patirti Dievą. Ir Liuisas labai vaizdžiai pasakė, kad mūsų gyvenimas čia žemėje nėra vien tik tai patyrimas, bet tai yra kelionė, ir tam, kad tu nukeliautum į kitą krantą, kad tu perplauktum vandenyną, tau reikia ir laivo, ir, kas yra labai svarbu, žemėlapį. Yra visi tie dalykai, kurie yra ir bažnyčios praktika, ir bažnyčios mokymas, jie yra svarbus toje tikėjimo kelionėje, kurioje keliaujame mes visi. Tai šita vieta iš tiesų labai gerai paaiškina ir šiuolaikiniam žmogui, kuris dažnai sako, kad aš pats savo tikiu, aš vienas pasikalbu su Dievu ir man nereikia nei bažnyčios, nei kunigų, nei katekizmo studijuoti. Liuisas įtikina labai vaizdžių pavyzdžių. Tai čia viena iš mano mėgstamiausių vietų. Ir kadangi laidos laikas baigėsi, tai dėkoju už pokalbį Artūrui Lukaševičiui ir Benui Ulevičiui. Buvo tikrai labai įdomu išgirsti įžvalgas, turbūt vėl pasiimsiu skaityti Klaivo Steiplico Liuiso tiesiog krikščionybę, kad ir mano knyga būtų tokia pat subraukyta kaip Beno. Tiesiog laidos pabaigoje norėčiau palinkėti tai, ko turbūt linkėtų kiekvienam ir Klaivos Steiplicas Liuisas, tai yra: būkite nustebinti džiaugsmo, kuris yra krikščionybė. Su Dievu. Su Dievu. Geriausia.